Salon Polityczny. Renata Wittmann. Dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj Juliusz Sabatauskas, przewodniczący Sejmowego Komitetu Prawa i Praworządności, socjaldemokrata. Labas rytas jums. Dzień dobry. Labas rytas, dzień dobry. Artūras Paulauskas paskelbė, kad dėl įslaptos informacijos nutekinimo prokurorai pareiškė įtarimus Ulbinaitei, prezidentės patarėjai. Ar prezidentės patarėja gali toliau likti darbe, kaip manot? Kiekvienai pareigybė yra numatyta jo to asmens, kuris užima tą pareigybę, galimybė susipažinti su tam tikro lygio informacija, tam tikro lygio slaptumo informacija. Jeigu tai pareigybė yra numatytas toks reikalavimas, paprastai asmenys netenka tokių pareigų. Kaip pavyzdį paminėsiu, kai buvo tas skandalas su FNTT direktorium ir pavaduotoju. Pradžiai pavaduotoju, paskui direktorium. Kai iš jų buvo atimta teisė susipažinti su slapta informacija, jie po to buvo atleisti, nes negali užimti tokių pareigų. Bet paaiškėjo, kad prezidentė pakeitė kai kurių patarėjų, tame tarp ir Ulbinaitės pareiginį aprašymus, panaikino jos reikalavimą būtent turėti teisę susipažinti su slapta informacija. O tai toks gausis nepilnavertis patarėjas, kuris negalės patarinėti tam tikrais klausimais, bet kiek suprantu, tai panaikino tam viešųjų ryšių skyriui, kurio funkcija buvo pateikti visuomeniai prezidentės nuomonė vieni ar kitų klausimų. Tai nebent prieš tai tą informaciją būtų apdoroję kitų sričių patarėjai. Bet šitokia situacija, tai Ulbinaitė toliau gali dirbti, likti savo postą, taip? Na čia, aišku, prezidentės kompetencija spręsti, ar jinai gali dirbti. Bet paprastai tokie asmenys tokiose pareigose nelieka. O kokia gali būti tolimesnė eiga tos istorijos dėl slaptos informacijos nutekinimo? Na, jeigu pasitvirtino jeigu yra tiesa tai, kad asmeniui pareikšti įtarimai, tai istorija turėtų virsti surašius kaltinamąjį aktą perduotą į teismą, baudžiamoji atsakomybė. Žodžiu, lauksim teismo dabar, taip? Jeigu pasieks teismą. O gali nepasiekti? Na, prokurorai turi užbaigti tyrimą ir, kaip sakiau, surašyti kaltinamą išvadą, kurioje jau būtų pareikšti galutiniai kaltinimai. Tai jūsų manimai, kaip jūs prognozuojat, surašys jie tą kaltinimą išvadą ar kaip? Ar viskas taip ir baigsis? Jeigu tos informacijos pakanka, turėtų surašyti. Gerai, keičiam temą. Prezidentė kreipėsi į Konstitucinį teismą, kad išsiaiškintų, ar parlamentas gali įtakoti generalinio prokuroro atleidimą, taip? Ir Konstitucinis teismas jau šią savaitę surengs viešą posėdį dėl prezidentės prašymų. Surengs viešą posėdį, nes prezidentė kreipėsi ne dėl įstatymo, nes prezidentas neturi tokios teisės kreiptis dėl įstatymo atitikimo konstitucijai. Jį gali kreiptis tik tais atvejais, kai dėl ankstesnių Konstitucinio teismo nutarimų, kurie jau buvo pasakyta priimti nutarimai dėl prieštaravimo konstitucijai, kai kurių įstatymų, jų išaiškinimo. Tai yra dar smulkesnio paaiškinimo, kas ten buvo nutarimuose parašyta. Tie nutarimai buvo surašyti praktiškai visi iki 2003 metų. Kodėl aš miniu tuos metus? Todėl, kad 2003 metais buvo papildyta Konstitucijos 118 straipsnis, papildyta būtent generalinio prokuroro skyrimo tvarka. Iki tol buvo kalbama tik apie prokurorą kaip procesinę figūrą. Tai yra prokuroras, kad vadovauja ir organizuoja ikiteisminį tyrimą. Taip pat, kad jis būtent atlikdamas tą ikiteisminį tyrimą, jis yra nepriklausomas, klauso tik įstatymų, nes prokuratūros sistema nesvarbu, kad ten yra pakankamai tokia sistema, kad pavaldumo santykiai ir hierarchija yra gana ryški, tačiau negali aukščiau stovintis prokuroras nurodyti tiesiogiai bylą, tai yra ikiteisminį tyrimą organizuojančiam prokurorui, kaip kam pareikšti
įtarimus, kaltinimus, kurie kryptim pasukti ir panašiai. Tai šią prasme tas prokuroras yra nepriklausomas. Dabar bandoma, aišku, prezidentė nori išsiaiškinti, ar tai tas pats nepriklausomumas taikytinas ir generaliniam prokurorui. Prezidentė buvo vetavusi įstatymą, kuris buvo priimtas, kur pasakyta, kad Seimo siūlymų... Seimas atmetė tą veto. Taip, kad Seimo siūlymų gali būti atleistas generalinis prokuroras. Ir argumentuojant būtent, kad tas nepriklausomumas. Bet aš noriu atkreipti visų klausytojų dėmesį. Pagal dabar galiojančią tvarką generalinis prokuroras skyrė Respublikos prezidentas su Seimo pritarimu. Tai reiškia, dalyvauja būtinai du subjektai – prezidentas ir Seimas. Ir labai įdomiai skamba, jeigu priklauso tik nuo prezidento generalinis prokuroras, tai jis laikomas kabutėse nepriklausomas. Bet jeigu dar priklausys ir nuo Seimo, tai jis pasidaro kažkodėl priklausomas. Gerai, tai ko jūs tikitės dabar iš Konstitucinio teismo to viešo išaiškinimo? Dabar, kaip čia, ką konkrečiai gali išaiškinti dar Konstitucinis teismas, ko jūs tikitės? Aš nieko nesitikiu, turbūt tikisi Respublikos prezidentė atkreipdamas į Konstitucinį teismą, nes tai aiškinimas konstitucijos nuostatos, kuri buvo iki dabar galiojančios nuostatos. Žodžiu, po to niekas nesikeis ir tai, ką priėmė Seimas, liks galioti. Taip, jūsų manim, net po Konstitucinio teismo išaiškinimo viešo, kuris šią savaitę turėtų būti surinktas. Tai vis bus išaiškinimas, kaip aš minėjau, ankstesnių Konstitucinio teismo nutarimų. Bet prezidentė užkliuvo būtent Seimo priimtą įstatymo pataisa, pagal kurią generalinis prokuroras gali būti leidžiamas. Aš pateiksiu kitą pavyzdį. Taip, pateiksiu tokį pavyzdį. Dabar įstatymai nustatyti vienas iš pagrindų. Prokuroras netenka pareigų, jeigu sulaužo priesaiką. Na, tarkime, Seimas mano, kad jis sulaužė priesaiką, tačiau niekas nevyksta. Seimui neteikiamas klausimas dėl prokuroro atleidimo, kad Seimas pritartų. Tai, kaip jūs manot, turėtų teisę Seimas pasiūlyti, gal pateikit tą klausimą, nes matom, kad, tarkim, prokuroras būtų sulaužęs priesaiką. Čia, aišku, toks hipotetinis atvejis, jo labiau pačiam įstatymė tiesiai net ir nepasakyta, kaip ta procedūra atliekama. O jūs turit priekaištų asmeniškai Valiui generaliniai prokurorui? Na, iš tikrųjų, apie tos priekaištus esu minėjęs anksčiau, kad tiek dėl pačio to darbo organizavimo, tiek dėl tos garsiosios vadinamos pertvarkos. Iš tikrųjų, aš suprantu, kad buvo sunkmetis ir daugelį atvejų buvo visos institucijos spaudžiamos, tai yra apkarpius išlaidas, turėjo jų asignavimus ir turėjo suktis vadovai kaip vyrukai, kad kažkaip dirbtų įstaiga, tačiau per nelik nenukentėtų. Iš tikrųjų buvo pasikeitimai, tiesa, ir tam tikro pertvarkom gairiam buvo pritarta ir įstatymų. Buvo apylinkių prokuratūros, apygardų ir generalinė, tai dabar liko 2 lygių apygardų ir generalinė. Tačiau faktas tas, kad aš suprantu, yra rusiška patarlė. Lės rubit šiepki lytėt. Tai yra, kai mišką kerta, tai skiedros lekia. Tai vat labai daug tų skiedrų buvo ištaškyta. Jūsų manimu per daug? Mano manimu per daug ir tas, kad iš prokuratūros išėjo labai daug patyrusių prokurorų, ne tik amžiumi patyrusių, bet su patirtim, kurį gaunama dirbant, bet ir jaunų ir patyrusių, kurie buvo įvertinti pačio generalinio prokuroro pakėlus rangus. Tačiau kažkodėl generalinis manė, kad atrankoji tam tikras pareigybės, jie nors buvo komisijos atrinkti į pirmą vietą, tačiau jų nepaskyrė tas pareigas, manė, kad nepakanka kompetencijos, nors prieš tai buvo apdovanotas už labai gerą darbą. Tai tas stebina. Iš tiesų įstatymų leidžiama prokurorui priimti galutinį sprendimą, tačiau klausimas toks, jeigu jis pats vienasmeniškai sudaro tą atrankos komisiją, vadinasi, jis ją pasitikė.
Tačiau, kai ta komisija pasiūlo ir aiškiai nustato nugalėtoją, jis pasako, ne, mano manimu nugalėjo ne 1, o 5. Gerai, tai kodėl tada taip gina tą generalinį prokurorą Valį prezidentę? Reikia klausti prezidentę. O kaip jūs manot, kodėl? Ar prezidentė nežino visų šitų niuansų, apie kuriuos jūs dabar kalbat? Manau, kad žino. Ar nenori žinoti? Ar vis tik yra daugiau pliusų negu minusų, kaip sakot? Vis tiek pertvarka yra ir... Pertvarka yra, bet aš galėčiau vardinti tų minusų įvairių. Nebereikalo, galbūt galima sakyti, kad susikūrė profsąjunga, kuri tarsi vadukų profsąjunga, kurie nenori prarasti savo vietų, bet tada kodėl tos pačius vadukus, po to vėl prokuroras pakelia rangus. Na gerai, tai jūsų koncepcija, kodėl prezidentė toksai blaškymasis ir nenuoseklus darbas. Tai jūsų nuomonė, kodėl vis tik prezidentė taip gina savo prokurorą? Na, labai sunkiai parinko kandidatą į generalinius prokurorus, nes atsistatydinus Algimantui Valantinui, daugelis patyrusių prokurorų tiesiog nepanoro. Tai gal iš tiesų nėra geresnio kandidato? Aš manau, kad geresnių kandidatų tikrai rastumėm, ypač po šitų 3 metų pono Valio vadovavimo. Tikrai surastumėm. Gerai, o kada ir kaip bus išspręstas klausimas dėl dvigubos pilietybės? Konstitucinis teismas atmetė tą siūlymą rengti referendumą dėl dvigubos pilietybės kartu su prezidento rinkimais. Konstitucinis teismas, konstitucinė komisija. Konstitucinė komisija, kaip pildomo komiteto statusu nagrinėjusi šitą nutarimo projektą, pasiūlė vis tik tai nerengti referendumą. Konstitucinė komisija mano, kad galbūt pakaktų padaryti kai kurios pakeitimus įstatymę. Tiesa, turiu pastebėti, kad... O kiek yra svarbi ta nuomonė tos konstitucinės komisijos? Jinai svarbi pagrindiniam komitetui, kuris Teisėtvarkos komitetas. Jūsų komitetui. Taip, įteikė pasiūlymus mums ir tai iš tikrųjų jos nuomonė pakankamai svarbi, kaip ir kiekvieno komiteto, kuris siūlo savo sprendimus ir mums įvertinus, kad toj komisijoje yra ir daugelio frakcijų atstovai ir netgi ir to pačio nutarimo autorius. Taigi, manau, kad komitetas turėtų atsižvelgti tą nuomonę. Jo labiau, kad palyginus su kitų valstybių, Europos valstybių praktika, kiek atvejų turi kitos valstybės dėl dvigubos pilietybės, tai matom, kad Lietuva tikrai nėra iš paskutiniai vietoje, atvirkščiai, gal tik nusileidžia tik tom valstybės, kurios iki tol turėjo labai, kuris buvo iki šiol labai didelės, tas vadinamas metropolijos, kurios turėjo daug kolonijų, tai ten su pilietybė yra gana laisvai, liberaliai, o daugelį kitų valstybių yra 1-2 išimtis, Lietuvoje yra 9 išimtis. Gerai, o šyvyje mūsų lietuvių šyvyje, jie patenkinti tokia tvarka dabar dėl pasaulio lietuvių bendruomenė nuo pat pirmos dienos priešiškai sutiko žinia dėl galimo referendumo. Ir visai priešinosi ir kritikavo tą sprendimą, tačiau dėja jų siūlomi būdai buvo tikrai irgi ne tokie, kuriais galima būtų, tai yra jie siūlė keisti konstitucijos visai ne tą straipsnį, kuris kalba apie pilietybę. Kitaip sakant, norėjo apeiti tą problemą, bet jeigu tai yra problema, ir aš kaip visada sakydavau, jeigu mūsų prieš 20 metų Lietuvoje gyveno 3 600 000, o dabar pagal paskutinio surašymo duomenys 3 milijonai, tai tarkime, tie 600 000 per tą laiką išvažiavo, bet kad jie kaip nors aktyviai reikštų savo susidomėjimą tuo, kas vyksta Lietuvoje. Aš suprantu, turbūt galima pasakyti, jie todėl ir išvažiavo, kad nusivylė, bet jeigu jiem reikia iš tikrųjų norėtų tos pilietybės ar kitaip, Naujamiesčio apygardoje, kur suplaukia visų užsienį balsuojančių Lietuvos piliečių balsai, pas paskutinius rinkimus iš viso balsavo paštu tik 10 000. Piliečių. Tai ten turėtų būti ne 10 bent jau tūkstančių, bent jau 100 000. Gal žinot, kada bus svarstomas įstatymas, tautinių mažumų įstatymas? Tautinių mažumų įstatymas, jiem dabar yra, jis yra užregistruotas. Perėjo jūsų komitete? Dar ne. Bet jau gavot projektą ar net ne? Išvada yra Teisės departamento dėl galima prieštaravimo.
Tik išvada dėl galima. Jo, tai mes turėsime svarstyti prieš jo pateikimą. Tai kada tai bus? Maždaug? Tai turbūt... Po naujų metų, prieš naujus metus? Po naujų metų, nes jau prieš naujus metus jau visi posėdžiai suplanuoti. Ačiū Jums labai už pokalbį. Ačiū Geros Jums. dienos, geros savaitės Jums linkime visos. Gražių ateinančių švenčių Ir visiems. Jums gražių švenčių. Kad jūsų kūčių stalas būtų ne per daug perkrautas, bet ir neskurdus. Kad jūsų kalėdos būtų šiltos, džiaugsmingos. Ačiū už linkėjimus gražius ir Jums to paties. Linkime gražių švenčių. Naszym gościem był Juliusz Sabatowska, przewodniczący Sejmowego Komitetu Przewodniczącego Prawa i Praworządności. Radio Znak